gydome antibiotikais, jeigu taip nutinka, kad, nuo laimės tai neturi kažkokių vakcinų, būtent mes gydomės antibiotikais, pamačius ar net tą ypatingą dėmę. Jeigu taip nutinka, kad jau susergame erkiniu encefalitu, jau gydymo kaip ir nėra. Jis tik simptominis. Ir jau kokie bus reiškiniai ir kokia forma, jau čia tik kaip dievulis duos. Tai va, ir erkinis encefalitas tai yra gamtinė židininė virusinė, tai sukelia virusas. Taip. Tai yra žmogaus liga, kurią sukelia erkinio encefalito virusas. Taip jis ir vadinasi, erkinio encefalito virusas. Tai jis gali pažeisti galvos smegenis, jų dangalus arba periferinius nervus. Ir kalbant apie Lietuvoje erkinio encefalito sukėlėją, pas mus būtent erkinio encefalito virusas turi 3 potipus pasaulyje, pas mus yra Europos potipis. Tai Europos potipis, jis vadinamas yra ir perduodamas Ixodes ricinus erkių, kadangi tie virusai gyvena Ixodes ricinus erkėse ir dažniausiai paplitęs endeminėse vidurio, rytų ir šiaurės Europos kaimo ir miško vietovėse. Bet tikrai mes turim nepamiršti, kad kur aukštesnė žolė, rizika iš karto užsikrėsti ir Vilniuje 100%. Tikrai. Tai tiesiog saugomės ir žinom, kaip apsisaugoti, čia išmoksit ir kaip pasiruošti. Ar ne? Kad ir neužpultų tą ligą.